Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Paveldo pastatai buvo statomi iš vietinių medžiagų, pasitelkiant senovinės tradicinės technologijos, kurios buvo žinomos ir naudojamos ištisus šimtmečius. Ir pagrindinis istorinių pastatų statybos bruožas – kvėpuojančios konstrukcijos ir apdailos medžiagos, kurios nesulaiko drėgmės. Prižiūrint ir šių dienų poreikiams pritaikant istorinius pastatus, itin svarbu nenueiti lengviausių kelių, nenaudoti lengvai prieinamų ir drėgmei atsparių statybos medžiagų. Tai yra laikinai iliuzija ir ilgoje perspektyvoje tikrai bus bėdų. Ir tai aktualu ne tik į kultūros vertybių registrą įtrauktiems, bet visiems seniems statiniams. Dažniausiai į specialistus mes kreipiamės dėl didelių konstrukcijų tvarkybos darbų. Patinkuoti, padažyti, išdrįstame patys. Ir čia svarbiausia žinoti būdingus apdailos pažeidimus ir jų priežastis. Šiame siužete kartu su Fixus Mobilis specialistais aptarsime medžiagų suderinamumo problemas ir kaip jas išspręsti. Gera turėti specialistą vardu Saulius, kai saulė yra už debesų. Sauliu, tu esi ekspertas konstrukcijose pastatų, taip? Į tavo turbūt daržą dar įtraukiama ir visa tai, kas yra išorėje. Kokie dažniausiai būna defektai kultūros paveldo pastatų išoriai? Tinko defektai, nes Lietuvoje populiariausia apdaila yra pastato tinkavimas. Ir tie defektai dažniausiai atsiranda dėl blogai paruošto pagrindo, ar dėl aplinkos poveikių, ar jau šiais laikais dažniausiai dėl nesuderinamų medžiagų. O kokios medžiagos, gal gali pavardinti, tais laikais buvo naudojamos ir kurios turėtų būti naudojamos ir dabar? Ir tas pats tinkas, koks yra teisingas? Lietuvoje dažniausiai buvo naudojamas kalkinis tinkas. Kartais dar pasitaiko molio tinkų ar kitokių apdailos medžiagų. Bet kalkinis tinkas yra populiariausias Lietuvoje ir šiais laikais visada rekomenduojama jo remontui naudoti būtent tokį patį kalkinį tinką, kuo artimesnės sudėties, koks yra buvęs. Tinko sudėtis pakankamai skirtinga, turbūt nuo šimtmečio, nuo dešimtmečio, taip, bet galbūt išsilaikęs kažkoks universalus mišinys. Populiariausias tinkas Lietuvoje visada buvo kalkinis, nes tai buvo lengviausiai padaromas ir toksai stabiliausias tinkas, gan laidus drėgmei ir gali lengvai išgarinti drėgmę. Taip pat jisai yra pakankamai elastingas ir mažiau trūkinėja negu cementinis, pavyzdžiui, šiuolaikiškas, kuris nuo bent kokio pastato pajudėjimo sutrūkinėja. Kalkės su kuo naudojamas? Vien tik tais kalkės kaip kalkės, tai negali būti tinkas. Teisingai. Kalkės, smėlis ir vanduo. Gali pasirodo, ne? Kalbėti teoriškai apie užtaisymus sudėtinga. Tad geriau susipažinkime su molinio skiedinio ruošimo ir užtaisymų subtilybėmis viename iš Fixus objektų, kur Erika su Sauliumi atliko priežiūros darbus. Užtaisant pažeidimus, kokį tuomet reikėtų naudoti skiedinį? Užtaisant pažeidimus geriausia naudoti autentišką skiedinį arba labai jam artimą. Geriausia pasidaryti tyrimus, kad žinoti, kas ten vis dėlto buvo naudota, nes net ir iš vizualiai skiedinys gali atrodyti šiuolaikiškas, o iš tikrųjų jis bus labai senas ir gali būti net specialistai neatspėja, kas per skiedinys yra, kaip šiuo atveju, kai skiedinys yra juodas, ir atrodo, kad tai yra žemės drėbtos, o pagal tyrimai parodė, kad tai yra visiškas molio skiedinys be jokių organikos priemaišų. Viena dalis. Du. Taip. 3 dalys smėlio. Taip, duok dabar man tada tokiu pačiu būdu
Molio, ar ne? Ir vienas indelis molio. Tada tuo pačiu supilam paruoštus pagaliukus. Kiekis plius minus pagal tai, kas buvo. Čia daugiau mažiau. Ir įdedam, čia gal per daug truputį, pakulų. Tupil vandenį aš maišau. O vandens užpylus, tai reikia žiūrėti pagal konsistenciją, būtent pačio skiedinio. Taip, kad nesigautų per daug skystas, per daug tirštas, kad būtų galima dirbti, nebijant, kad jisai nutekės ar nubyrės iš karto tik užtepus. Atrodo tikrai neblogai ir tos pakulos gerai išsimaišė. Pakulos panašu, kad išsimaišė vis dėlto. Nu ką, galim bandyti prie sienos. Užtaisimai. Ant sienos matome pažeidimus nuo senatvės greičiausiai čia. Daugiausiai sienos apačioje tiesiog ištrupėjęs ar ištekėjęs skiedinys visas. Prieš tai buvo bandyta, toksai visiškai... Bet jis labai trapus. Labai vyrantis. Matyt, šioje vietoje buvo naudojamas nekokybiškas molis iš vietinės kažkokios tai upės, griovio ar kažkur, todėl jisai yra trapus. Ir mes pabandysime šiandien tiesiog užglaistyti netekimus ir pagal galimybės juos uždažyti. Gerai, tai dabar jeigu aš pasiemu gabaliuką. Taip. Ir tepi kaip. Čia? Taip, ten kur nesimato baltos spalvos. Va, stipriau prispaudi. O, čia reikia tikrai stipriau spausti. Bet daug kartų spausti nebūtina, jeigu tenais jos trūksta, tai viskas atšoka. Tai tiesiog va taip vienu ypu, ar ne? Prispausti, neteplioti 2 kartus. Taip, paprastai po antro karto viskas atšoka. Paskui uždailinsim jau vėliau. O nieko tokio, kad čia apibyra aplinkui? Paviršių galima padailinti, kai jau viskas sudžiūna, tiesiog... Tai dabar grubiai taip daugiau, ar ne? Taip, labiau grubiai, kad geriau užsiteptų ir priliptų. O kas yra druskos ir kaip pastate atrodo dumbliai, man parodys Inga. Keliaukime į pastato rūsį ir pačiupinėkime druskas praktiškai. Inga, kaip ir visose senovinėse rūsiuose yra šiek tiek baugu sėdėti, nes atrodo visas sienas epidemija kažkokia užpuolė. Tu vadini tai druska, tai čia galima pagalvoti, druskų kambarys, kyba sveika kvėpavimo takams, ar galima maistui naudoti tą druską, ar į vonę pasipilstyti, ar ją reikia nugramdyti ir kodėl ją reikia gramdyti? Taip, ją būtinai reikia nugramdyti, bet nesiūlau į vonę ir maistą irgi nesiūlau dėti, nugramdyti ir išmesti, išnešti iš pastato. O gramdyti reikia dėl to, kad jinai druska iš tikrųjų ardo statybinės medžiagas, tinką, dažus, mūrą. Ir jinai yra parazitinė. Nu taip, iš tikrųjų taip. Tai man reikia kviesti spec padalinį, specialistus, meistrus, kad nugramdyti, ar galiu ir pats tai padaryti? Nugramdyti gali ir pats. Druskos yra netgi išsikristalizavę, toksai pukelis yra susidaręs. Ne visą laiką jisai būna, kartais nesimato, arba kartais būna tokia kieta pluta, tai ją dar sunkiau nugramdyti. Čia tokia brandy jau tokia. O čia, jo, čia jau labai gerai matosi. Galiu mėginti? Taip. Aš jaudinuos, tai pirmą kartą darau. Šitam bus. Gerai. Vafliukai. Begramdant man kyla klausimas, o kodėl iš vis dažyti ir tinkuoti, jeigu
palikti plikas sienas ir tada druską matysim, kur jinai pasirodo ir periodiškai, profilaktiškai prižiūrint ir gramdytume. Ne vien dažus, o tiesiog druską. Taip, čia labai geras pastebėjimas. Ir mes ir rekomenduojam, jeigu, pažiūrė, tokia problema pastate, kad kyla druskos ir kad jos kristalizuojasi, tai mes siūlom tinkuoti šiaip scenuojančių tinkų, bet net jeigu ir paprastų tinkų, tai nedažyti, nes tie dažai tikrai nukris. Druskos ateina kapiliarinė drėgmė iš grunto, tai čia jau neišvengsi, su dažais nestabdysi. Ir labai svarbu druskas valyti tokiu sausai, be vandens, dėl to, kad šitos druskos, kurios pažeidžia pastatą, jos yra vandenyje tirpios druskos. Ir jeigu mes jas, pavyzdžiui, valysime su vandeniu, tai jos ištirps ir tas vanduo susigers atgal į mūrą ir vėl pasaka be galo. Taip. Aš pastebėjau tas druskas esant ir bažnyčiose, kur freskos gražiausios ir dėl, nežinau, ar langų per mažai, ventiliacija prasta, bet ir jos ten irgi gyvena, tai jau kur yra freskos, tai yra kultūros super paveldas, kur atrodo prisilies negali tikrai. Tai ar ten galėčiau valyti? Viso labo druską noriu valyti. Ir yra tokiu atveju, kad yra tikrai labai vertingas kažkoks tai dažymas, ar freskos, ar kažkokia polichromija ir tose vietose atsiranda druskos, tai tokiu atveju jau geriau kreiptis į specialistus, kad jie įvertintų ir pažeidimų lygį ir kad jie galėtų taip jau tai savo metodais, kuriuos jie ten ir kompresus deda ir tiesiog pašalinti tas druskas, nepažeidžiant tų jau vertingų elementų pastato. Tai maždaug, Leonardai, dirbti ties rūsiu ir to užteks kol kas, ne? Taip. Jeigu tai yra, sakykime, kažkoks tai ten nėra jokios tapybos, kad ir toj pačioj bažnyčiai, sakykime, paprastas, ten, ar kad ir rūsio mūras tikrai galima, bet vėlgi vis tiek reikia atsargiai elgtis, nes vis tiek yra paveldas ir stengtis nepažįsti tos autentiškos materijos. Daugelį mano matytų namų tinkuoti ar mediniai paviršiai yra dažyti. Vaikščiodamas net ir senamiestyje matau fasaduose nutrupėjusius dažų sluoksnius. Ir vis galvodavau, kokiagi to priežastis. Inga, ant sienos tie pūlinėja, arba taip švelniau tariant, begemoto pagurklis, jisai tai reikštų, kad dažai yra drėgmę nepraleidžiantis. Kokie apskritai fasadai yra skiriami dažai? Taip, tai čia labai teisingas pastebėjimas. Ir jeigu mes matome tokius susidariusios puslės nuo drėgmės, kuri negali išgaruoti, vadinasi, kad susikaupęs vanduo susikaupia dėl to, kad dažai tiesiog nepraleidžia. Ir tai yra tiesiog tokie dažniausiai tie šiuolaikiniai vadinami sintetiniai dažai, akriliniai, alkidiniai, kurie tiesiog jie sudaro drėgmei ir orui nepraleidžia plėvelę. O kadangi dažniausiai istoriniai pastatai yra tinkuojami kalkiniu tinku, kuris drėgmę pasisavina ir išgarina. Tai yra natūralus procesas, namas įsikvėpuoja. Tai visos natūralinės medžiagos, jos lengvai pasiema drėgmę ir ją paleidžia. Bet jeigu mes uždarome tą drėgmę su dažais, pavyzdžiui, tokiais sintetiniais, tai tada ir atsiranda problemos, pradeda tinkas šusti po jais. Ir tiesiog tada turim tokius ne tik dažai nusilupa, bet tada jau ir tinkas pradeda birėti. Pasiekmes iki pat plytų. O tengi galėjo būti polichromija, freskos. Inga, šis pažeidimas, jis yra stambus? Taip, tai šitas pažeidimas yra tikrai ganėtinai stambus, nes yra pažeisti nemaži plotai, tai tokiu atveju reikėtų kreiptis į atestuotus specialistus, kurie nustatytų tą pažeidimų mastą. Ir taip pat, jeigu, pavyzdžiui, yra pažeistas net ir, sakykime, ir mažiau, bet pažeistas, sakykime, polichrominio dekoro yra ant sienų. Arba, tiesiog kažkokie tai dažymai, ne vien tik vientisa spalva, tai ir tokiu atveju taip pat reikia kreiptis į atestuotus specialistus, kad jie įvertintų ir nustatytų, kokiu reiktų veiksmų imtis. Tiesiog, kad kuo išsaugoti, kuo daugiau tos autentiško dažymo ir kuo mažiau pažeisti. Aš tokias išvadas turiu. Jeigu jau ne tik dažai lūpasi, bet ir tinkas iki pat plytų
Ir būna, kad dažais būna polichrominis menas uždažytas ir jeigu jisai pasimato, tai tada jau savarankiškai nieko nedaryti, tiesiog kreiptis į specialistą, taip? Taip, ir iš tikrųjų kartais net gali ir nesimatyti, tai irgi reikia labai, sakykime, jeigu yra senas pastatas, bet kuriuo atveju visų pirma reikia įsitikinti, nes vertybių registre ir nėra net įtrauktas, sakykime, tas dažymas arba polichrominiai sprendimai nėra įtraukti į kaip vertingoji savybė, net jeigu ir nesimato, tai irgi reikia labai atsakingai žiūrėti, bet taip, bet kuriuo atveju jeigu jau matome kažkokios tai polichromijos, tai visą laiką reikia kad kažkas tai įvertintų jau iš paveldosauginės pusės. Jeigu aš esu šeimininkas dvaro ir staiga, užsimanau šiais laikais pilka spalva, pilki atspalviai, netgi į haki spalvos nusidažyti, ar galėčiau sau leisti su kultūros paveldo pastatu? Ne, tikrai šitų dažyti bet kokią spalvą, kokią tik nori, mes negalim, nes tai yra paveldo objektas ir fasadų dažymai ir vidaus patalpų taip pat dažymai turi būti jau parinkti atestuoto specialisto pagal polichrominius tyrimus. Čia jau yra reglamentuota, taip? Taip. Jau jeigu nebent mes norime persidažyti tą pačią spalvą, tiesiog atsinaujinti paviršių, tai viskas yra gerai, bet jeigu norisi, sakykime, keisti tą spalvą, tai tada tik tais pagal polichrominius tyrimus. Kiekvienas pastatas būdavo dažomas tam laikotarpiui būdingais dažais. Istoriškai Lietuvoje tinkuotiems paviršiams buvo naudojami kalkiniai klijiniai ir temperos dažai, o mediniams paviršiams aliejiniai, linų sėmenų pagrindo bei kalkiniai klijiniai dažai. Šie dažai yra suderinami su istoriniais paviršiais. Jie yra pralaidūs orui, gerai išgarina drėgmę, išskyrus temperą ir aliejinius dažus ant tinkuotų paviršių. Tad labai svarbu perdažant parinkti ne tik spalvą, bet ir pastato laikmečiui būdingos sudėties dažus bei technologiją. Dažų sluoksniai, ypač interjere, būdavo dažnai atnaujinami ne tik dėl besikeičiančių savininkų skonio ar atsirandančių naujų technologijų kaitos, nori turėti savo patinkantį interjerą, o ne išsaugoti tai, kas liko, bet ir dėl atmosferos poveikio, mikroklimato bei įvairių kenkėjų. Įprastai būdavo dažoma tiesiai ant senųjų dažų, dėl yra didelė tikimybė, kad istorinėme pastate bus daug dažymo sluoksnių. Nustatyti jų vertę dekoro schemoms, spalvoms ir dažų sudėčiai reikalingi ardamieji tyrimai, kuriuos gali atlikti tik atestuoti nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialistai ir restauratoriai. Jei šiuo metu negalite jų atlikti ir planuojate tik perdažyti, atnaujinti viena spalva be dekoro dažytą plotą, pasitarkite su atestuotu kultūros paveldo apsaugos specialistu ar restauratoriumi dėl dažų suderinamumo, kad naujas dažų sluoksnis nesunaikintų galimai giliau slypinčių vertingo dažymo, polichrominio dekoro ar tapybos sluoksnių. Ką daryti su šitom lentom, kurias norisi perdažyti? Perdažimas yra didelis ilgas procesas, tu tą žinai, ir labai daug pasiruošimo reikia prieš darant tą dalyką. Reikia išsitraukinėti visus vinis, reikia pritvirtinti visus blogai besilaikančius elementus. Apžiūrėti, apeiti, kol prieisi iki dažymo praeis labai daug laiko. Ir turbūt pats kontroversiškiausias reikalas yra senų dažų pašalinimas. Čia kontroversiška tarp mūsų, nes jau aš paimčiau bulgarkę ir nušveičiau, kad tu neleisi. Mes jau ir kalbėjom apie tai. Tai ne, bulgarkė galbūt yra geriau, net nežinau už ką geriau. Su bulgarkė gali pašalinti ir visą dailylentę, iki pat rastų gali pravaryti, ar ne? Visai nesunkiai. Paėmė, priglaudė. Mažu apsukimu, taip švelniai, susifokusavus, eini, praeini, paglostai, ir visada pakeiti švitrinio popierio frakciją. Ir vis tiek ratilai tokie liks tokie. Ir vis tiek tu neišvengsi, kaip tu kampučius visus prieisi. Daugybė profiliuotų yra lentų. Čia geras. Kampučius prieisi, va taip? Taip, gerai. Tai o kodėl tu lygiai to paties negali padaryti su ekscentriniu šlifuokliu, kuris nesisuka ir keisti tą pačią frakciją su plokščiu 15-12,5 cm šituo ir plokštumas nuvalyti su tokiu aparatu. Su juo daugiau kantrybės reikia, bet jisai tikrai švelnesnis ir nepažeis medienos taip giliai kaip su... Ir jokių būdų negalvoti apie medienos viso paviršiaus valymą su smėliasrove. Ypač seniem pastatam tai nežinau, galbūt savo kaimo trobelę ten galim paeksperimentuoti kažkaip tai, bet kažkokius visiškai smėliasrovės yra jau ten maždaug kažkokie Norvegijoje tyrimai padaryti, kad
keletas minučių smėliasrovės atitinka 20-30 metų senėjimo, natūralaus senėjimo, dūlėjimo. Tai tu tiesiog, pats to nenorėdamas atseit pasidarai jau iš senoviško daikto, pasidarai dar senoviškesnį, išryškini tas rievės ir paskui sutrumpini pastato gyvenimą ten, nežinau, pusšimčių. O kaip prižiūrėti... Griaunu namą, ne? O kaip prižiūrėti metalinius paviršius? Taip, tai metaliniai paviršiai irgi gali būti dažyti, nes metalas irgi dažai ir metalas saugo nuo aplinkos poveikio ir jeigu kai tik tie dažai, sakykim, tas apsauginis sluoksnis yra pažeidžiamas ir atsiranda, ypač jeigu yra drėgmės, metalas pradeda oksiduotis ir pradeda rūdyti. Tai čia yra tas pagrindinis metalo pažeidimas, kuris, tiesiog, man atrodo, kiekvienas jau susidūręs ir žino. Metalinius paviršius visų pirma, tai reikia gerai nušveisti rūdis. Negalima dažyti ant rūdžių, dėl to, kad jeigu tik uždažysime, tas pažeidimai iš karto atsinaujins. Ir jie plėsis ir, tiesiog tai yra visiškai bergždžias darbas. Inga, iš tavo pirštinių sprendžiu, kad tu mėgsti teoriją, o aš iš savo pirštinių matai kokios padėvėtos. Labai mėgstu praktiką. Taip. Galime atlikti atnaujinimą metalo praktiškai. Tu lydėsi mane šitam procese. Gerai? Norėjau paklausti tavęs, dvaruose daug lankai, senuose statiniuose. Turi tu dvarą. Kokią apdailą vidinę tu pasirinktum, jeigu taip žalia šviesa, daug pinigų turi? Ar tinkuotum, ar prabangius tapetus klijuotum? Aš asmeniškai galbūt ir tinkuočiau, nes man patinka minimalizmas galbūt labiau. Tačiau iš tikrųjų istoriškai neretai buvo pasirenkami ir apmušalų apdaila. Ir tie apmušalai gali būti įvairūs. Tai kaip sakai, gali būti tapetai, tai čia yra popieriniai. Ir taip pat gali būti tekstiliniai. Tai čia, kaip mes vadinam, gobelenai. Gerai, Laura, o kaip išsaugoti ateities kartoms nuostabius, prabangius ir tikrai retus tapetus ar apmušalus? Tai būtent tiem apmušalam, tai ar jie būtų popieriniai ar tekstiliniai, tai yra labai keli svarbus faktoriai. Tai pirmas tai yra mikroklimatas tų patalpų, kuriuose jie yra. Tai jeigu patalpose yra labai didelė drėgmė, tai tada gali pradėti irti tiek pati medžiaga, ar tai būtų popierius ar tekstilė, tačiau taip pat gali įsiveisti tokiose vietose tuos medžiagas valgančių kenkėjų, tai pavyzdžiui vabzdžių, kurie ir mėgsta, tarkim, tamsias, drėgnas vietas. Tai čia yra vienas faktas. Čia kandis? Kandis, pavyzdžiui. Kandis mėgsta apmušalus? Jeigu tai yra medžiaginiai, pavyzdžiui, tai tikrai gali juos pažeisti. Tai čia yra tas vienas aspektas. O kitas aspektas tai būtų saulės spinduliuotė, kuri vienose vietose patalpose, aišku, yra intensyvesnė, kitose mažiau intensyvi, nes dėl jos irgi gali pradėti tiek blukti, tiek irti tas medžiagos. Tai, ką galima padaryti dėl to, tai, dengti langus užuolaidoms. Ir dar yra alternatyva ant langų klijuoti nuo ultravioletinių spindulių apsaugančias plėveles. Bet irgi prieš tai darant, kaip ir prieš bet ką darant, reikia pasitikrinti, ar, pavyzdžiui, pats langas, ar jo įstiklinimas nėra pastato vertingoji savybė, nes, tai vėlgi gali pažeisti. Laura, jeigu tu manęs paklaustum, kokia tavo gražiausia, mylimiausia interjero dalis, tai kai būna senuose pastatuose, laiptinėse arba foje, tai yra senas plytelės. Ir tau patinka, ne? Patinka. Ar joms reikia kažkokios priežiūros ypatingos, kad jas išsaugoti, ar nebūtina? Atrodo toks amžinas dalykas. Iš tikrųjų, plytelės, tai taip gali būti ir foje, ir ant grindų dengtos, kur dažniausiai sutinkame, tačiau taip pat, tokių pat savybių plytelės kartais yra ant sienų dengiamos. O dėl priežiūros, tai labai teisingai pastebėta, kad tai iš tikrųjų tai yra labai tvirta danga ir įprastu atveju joms užtenka gana paprastos priežiūros, tokios kasdieninės, tai yra, valymas. Jeigu, pavyzdžiui, suskilinėjusios plytelės ir norisi grąžinti tą patį raštą, ar tai didelis galvos skausmas, ar vis dėlto jau šiais laikais įmanoma atrasti kontaktų, kas galėtų atkartoti ir atsiųsti
Na, tai yra visų pirma darbas restauratoriams, todėl kad kartais tas raštas gali būti per amžius bėgant pakitęs ar panašiai, tai na, visų pirma reikia padaryti tyrimus ir tik po to jau galvoti apie kažkokį atkūrimą, nes kartais būna išlikęs, tarkim, labai nedidelis fragmentas ir norint atkurti visą raštą, reikia daryti jau dekoro schemas ir mėginti pagal tai atkūrinėti. Kartu su Fixus Mobilis komanda išsiaiškinau, kaip tinkamai prižiūrėti kultūros paveldo pastatų apdailos, paviršių, dangas, kokius tinkus bei dažus parinkti. O kad teorinė informacija pavirstų praktinę, kviečiu visus nedelsti, pasiraitoti rankoves ir kibti į darbus, kad artėjantis drėgnasis metų sezonas jūsų valdomam objektui padarytų kuo mažiau žalos. O jeigu pritrūksite jėgų ar laiko, visuomet žinokite, kad galite kreiptis į Fixus Mobilis specialistus, atvykti į organizuojamas konsultacijas, mokymus, kuriuose sužinosite ne tik teorinę, bet ir įgausite praktinės patirties, kuri padės pastatą prižiūrėti teisingai.